Gražiausias man buvo komplimentas iš vyro pusės, tavo blakstienos atrodo kaip voro kojos. Man tai atrodo komplimentas, iš tikrųjų, gražiausias galbūt iš klienčių pusės, kad vau, aš tokių blakstienų dar nesu regėjus ir man komplimentas, tai pasako, kad pas tave čia priaugintos blakstienos, taip. Ir aš pasakau, ne, čia natūralios. Aš kasdien sulaukiu komentarų iš klientų, iš klienčių, iš pašalinių žmonių apie tai, ar mano natūralios blakstienos. Taip, jos yra natūralios ir tikrai pasakysiu, kad dėka va štai šito Inveo serumo. Čia, žinokit, yra kaip priklausomybė turbūt. Tu pamatai tą efektą, vau, šiandien ilgos blakstienos ir tai dar ilgesnės dar ir taip tu negali bejoti. Aš net į kelionę vežiausi. Tai labai labai fainai. Merginoms aš patarčiau reguliariai naudoti serumus ir nepamiršti, nes tik pamiršit iš tikrųjų ir nebegausit norimų rezultatų. Bet aš jau žinau iš savo klientų, kad kas pamato rezultatus po 3, 4 ar 5 savaičių, tas neužmiršta naudoti ir naudoja kiekvieną vakarą. Netgi turiu klienčių, kurios 3 kartus per dieną, tai aš jau įspėju, kad naudokit su saiku šiuos serumus. Mano vakaro ritualas tai yra tas, nusivalau makiažą, nusiprausiu, užsidedu ant veido toniką ir tada jau pasiimu serumą. Naudoju 2 iš tikrųjų serumus, tai yra Inveo antakių serumas ir blakstienų serumas. Tai tik nusiprausus ant švarių ankių, ant švarių antakių tepuosi serumu. Didžiausia nesąmonė, kai moteris sako, kad po blakstienų serumų iškrenta blakstienos. Tikrai ne. Nes blakstienos jos turi, kaip ir plaukas, augimo stadijas. Jeigu jūs naudojat serumus ar nepaskatinat augimą šitų plaukelių, auga plaukas, jisai kada paauga iki tos ribos, kada jau jis turi iškrist natūraliai, jisai ir iškrenta. Ir atauga tas pradinis plaukas, kuris yra natūraliai trumpas. Vėl tu skatini serumu, vėl jisai auga ir tikrai yra didžiausia nesąmonė, kai sako, kad oi, po šitų serumų iškris blakstienos. Tai turbūt šneka tas, kuris arba nereguliariai naudoja, arba išvis nenaudoja. Arba nebandė. Ir dar vienas fainas dalykas, kurį aš naudoju, tai yra blakstienų tušas. Reikėjo laiko man jį įsimylėti, bet iš tikrųjų įsimylėjau ir naudojau jį turbūt 1,5 metų. Aš labai mėgstu storą sluoksnį užsidėti ant blakstienų, tai man būtent šis blakstienų tušas pranoko visus lūkesčius, kad mano blakstienos atrodytų štai taip kaip dabar. Taip, mano mama naudoja taip pat Inveo, bet ji naudoja natūralų. Natūralus serumas skiriasi nuo hipoalerginio, tuom, kad jis yra visiškai natūralus, kadangi mano mama turi problemą su akim, jos yra jautrios akys, tai linkusi naudoti būtent šį serumą, tai jinai labai patenkinta. Šiek tiek galbūt lėtesnis yra blakstienų augimas, nei lyginant su hipoalerginiu, bet rezultatai stebina ir naudoja ilgai. Skeptiškai manančiams moterims apie Inveo, pirmiausia, sakyčiau, išbandykit. Galit pradėti išbandyti nuo tušo. Jeigu patiko tušas, patiks ir serumas. Jeigu patiko serumas, išbandys ir tušą, ir lūpų blizgius. Ir tikrai įsimylės visą Inveo liniją. Tik tai reikia išbandyti, panaudoti 2 savaitės. Kiekvieną vakarą, kada pamatysi rezultatus, tada pačios ateis pas mus.